Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy. Taigi gerbiami žiūrovai, gerbiami sportininkai, gerbiami svečiai, ateikite arčiau, pasigėrėkite įspūdingomis karietomis, įspūdingais žirgais ir tokiu gausiu dalyvių skaičiumi, kurie susirinko jau trečią kartą čia. Dandorių bazėje varžytis dėl aukščiausių apdovanojimų, dėl prizinių vietų. Taigi išties įspūdingas skaičius dalyvių, kurie varžėsi dėl kvalifikacinių taškų, dėl patekimo į pasaulio finalinės varžybas, kurios vyksta kas 2 metai. Važiavimas kinkiniais yra tikrai labai nepigi sporto disciplina. Labai brangiai kainuoja karietos, aišku, brangus žirgai, jų reikia turėti ne vieną ir ne 2, norint pasikeisti. O karietos reikalingos mažiausiai 2, tai yra krosinės karietos, su kuriomis važiavo vakar, ir karietos, kurios žymiai skiriasi nuo krosinių karietų, su kuriomis važiuoja šiandien. Žirgų transportavimas, didžiulės mašinos, priekabos ir visi kiti, taip sakant, dalykai, už kuriuos reikia nepigiai mokėti. Taigi viena brangiausių, jeigu ne pati brangiausia žirginio sporto disciplinų yra važiavimo kinkiniais. Tačiau be galo smagu matyti, kad einant metams vis daugiau ir daugiau važiuotojų kinkiniais varžosi tarpusavyje ir ši sporto disciplina labai populiarėja. Dar kartą noriu pasikartoti, labai smagu buvo sužinoti, kad mūsų Lietuvos ekipažai 2016 metais vyko į pasaulio čempionatą į Austriją. Tai šių varžybų sumanytojai, organizatoriai bei vykdytojai, mūsų važiavimo kinkiniais meistrai ir pradininkai Lietuvoje, tai Almutis ir Elena Railos, kurie tapo Lietuvoje pirmaisiais čempionais 2000 metais, tai net prieš 17 metų jie tapo čempionais ir, kaip sakant, pasiekė tokį aukštą lygį, kad dalyvavo pasaulio čempionato vienkingiuose ekipažuose, į kurį